Tikriausiai tarnaitės apkeitė kostiumėlius. Gal mokyklai palikai? Ne, Felicita, tikrai čia padėjau, tikrai. Serialą pristatė. Lidija, Mabelė. Visą savaitę gyvenu be tarnaitės, o grįžus namo tos dvi tinginės nesiteikia pasirodyti. Tu aš jums parodysiu. Pala. Juk ten tavo tėvelio kabinetas. Taip, tikrai. Eina pasisveikinti, jis toks geras. Ne, Felė. Tėvas palikęs dukterį be kredito, kortelių net tėvas. Net pasisveikinimo nevertas. Einam kostiumų ieškoti. Monterai paskambink. Alio? Jau maniau, kad pamiršai. Dabar gali kalbėti? Galiu. Mergaitės išsivedė Načą pasivaikščiot. Paaiškink dar kartą, nelabai supratau. Ar tiesa tai, ką sakei? Tiesa, man reikia išvykti. Tai dabar turi vykti kaip karo reporteris? Tokia proga retai pasitaiko. Ir ilgai žaisi kareivėlius? Nežinau, vėliau man siūlo darbą Ispanijoje. Todėl čia bandau susitvarkyti visus reikalus. Načą irgi sutvarkysi ar spirsi užpakalį ir tegul leikia pavėjui? Nepyktas berniukas mane labai sujaudino, bet dabar gavau pasiūlymą ir negaliu jo vežtis kartu. Tai man jį reikės užrakintą laikyti iki pilnametystės. Ne, nuvesk pareigūnams ir pasakyk, kad gatvėje radai. Gal tu nesveikas? Negaliu taip su Naču elgtis. Sugalvoju, ko nors geriau? Klausyk, Marisa, padėk man paskutinį kartą. Dabar keliauju kaip profesinė sąjunga ir paaiškinu vaikinams, kad savivaldybėje negaliu įdarbinti daugiau žmonių. Man reikia, kad dirbtų tuos viršvalandžius atlygintinai. Ne, nieko nesakyk, nežiūrėk, taip, tegul pasistengia tėvynės labui. Jei ne, pagazdink, bet pasiek savo, eik. Labas, sveikas. Pablai, tėvelį, kodėl liepėjai pažadinti? Pablai, matei kiek valandų? Mačiau, dar anksti. Žadė visą laisvadienį lovoje prasivartyti, užuot susitikęs su draugais? Noriu aš niekur eiti. Pablai, kam aš tau moku už brangiausią klubą šaly? Man buvo sunki savaitė. Sunki savaitė? Taip. Tau 15, Pablai. Kokia dar sunki savaitė? Kokių bėdų tu gali turėti? Daug rimtesnių negalėtum pagalvoti. Žinau, tikriausiai kompas užlūžo, pametei mėgstamos grupės kompaktinę plokštelę. Jei šaipysis, išeinu. Ne, nesišaipysiu. Neišeik. Tikriausiai kai kurių dalykų paaugliai nenori pasakoti savo tėvams. Kągi, nenoriu. Tikrai nenoriu. Gerai, nenori, nepasakau. Pablai tau skambina. Ačiū. Kas atsitiko? Kas čia buvo? Nežinau, nenoriu su niekur kalbėti. Einu apsirengti. Valdivijasai, Bustamante. Prisimeni, kokį Pablito telefonui davėm slaptažodį? Surask ir man pasakyk. 1, 2, 3, 4. Felė, ateik pakovoti už savo liemenį. Kilogramai nekviesti priauga. O norint jų atsikratyti, reikia paprakaituoti. Vieni jūs žiūrint silpna daros. Felė, ateik. Geriau einu pavalgyti. Labas, Pablai, čia Tomas. Klausyk, reikia pasikalbėti. Patikėk, nesuprantu, kas man atsitiko. Susidėjau su Vika, bet nežinau kaip. Norėjau tau pasakyti. Tikrai nenorėjau, kad visiems matant sužinotum. Būk geras, Pablai, paskambink. Reikia įsiaiškinti. Ateik, Felė, gana kimšt. Jei pavyko atsikratyti kilogramo, reikia saugotis. Sugalvojau, atsigersi vandens nekvėpuodama, taip skrandį apgausi. Pamatuosiu tave. Jei nepriaugs, tai 3 sukritę centimetrai, pasveikinsiu. Greit sveikinsi su 4, ne 3. Su 4 priaugusiais jie ir toliau taip rysi. Nebūk tokia, aš tavim tikiu. Duok vandens. Neriu kainu atnešti. Tu ateisi, Felė. Geriau nevalgysiu.
Déjame entrar en tu mirada, quiero llegar hasta tu alma, deja quedarme entre tus besos, saber lo que llevas por dentro, déjame entrar en tu silencio, déjame ver en tus recuerdos para saber que si eres tú, la niña que llevo en mis sueños. Ateinu, palaukit. Kas dabar atsitiko? Šiandien šeštadienis. Kiek tu moku už viršvalandžius? Aš direktorius. Puikiai žinai, kad už viršvalandžius mane moka. Marceli, dabar savaitgalis. Ištrauk mane iš šito kalėjimo. Nueikit kur nors. Eik, aš dirbu, matai? Tavo duktė baisiai nuobodžiauja. Dėl jos kur nors nueikim. Eikit apsipirkit, juk čia jūsų mėgstamiausias užsiėmimas. Einam kartu. Tavo korteliai daugiau pinigų? Būtent todėl geriau liksiu čia ir padirbėsiu. Ten naujasis mokytojas. Ir jis savaitgaliais niekur neina? Iš kur aš galiu žinoti, ar eina? Keista, kad jis vienišas. Ką apie jį žinai? Žinau, kad jis mokės šitoj mokykloje. Magistratūrą baigė Europoje, parašė kelias knygas ir grįžo kaip pripažintas rašytojas. Todėl ir įdarbinot, kad tu savo pripažinimu pasidalytum? Ne, pats paprašė darbo. Nors nemanau, kad ilgam liks. Kodėl? Nemoka suvaldyti mokinių. Paprašiau, kad nenuleistų akių nuo vienos mergaitės, o jis sugebėjo tik ją pamaloninti, parašydamas 10 užrašymų. Gal jį gerai parašė? Bet sudirbo viena iš iškiliausių tėvų. Supratau, jis nepasiruošęs pataikaut. Ką tu nori pasakyti? Kad aš pasiruošęs? Man jis pasirodė malonus ir kompetentingas. Kompetencijos jam tikrai stinga, nemoka suvaldyti mokinių, o tai labai blogai. Aišku, ir tau visai nepatinka, tiesa? Tai bent, tu dabar tikras tyrinėtojas. Žinai, jei rasiu bent vieną laukinį žvėrį, tau atnešiu. Gerai, tik toli neik. Gerai. Imk šunolį. Na, ką su juo darysi? Su Naču nežinau. O Monterui taip į galvą duočiau už tai, kad nejaučia atsakomybės. O aš dar pridėčiau. Tik neskambink į teismą. Načai vaikų namus įkiš. Neturiu kitos išeities. Gal po 5 mėnesių jį kas nors įsivaikins ir viskas bus gerai.